Tai treneri plačiai išreklamuotas Vilniaus apskrities derbis, Žalgiris Transinvest. Jums toks irgi pirmas išbandymas prieš jaunystės laikų komandą, pralaimėjimas 0-2. Kas šiandien nepavyko, gal kažką kitaip buvo suplanavęs? Kokios mintys? Visų pirma, noriu pasveikinti Žalgirį su pergale. Manau, buvo kovingos rungtynės. Pirmam kėliny vaikinai tikrai neturiu priekaištų, kad dėl jų atsidavimo, dėl kovojimo. Turėjom problemų perėmus kamuolį, nepavykdavo jo ilgiau palaikyti, nepavykdavo išnaudoti erdvių tarp Žalgirio gynėjų ir vidurio saugų, taip kad tas žaidimas nelabai su kamuoliu mums gavosi. Antram kėlinį truputį pakeitėm, kad žaistų drąsiau su kamuoliu, nebijotų, išeitum, pakiltum aukščiau. Tas neblogai pavyko, galėjau truputį matėsi, kad trūksta jėgų. Žalgiris tikrai neblogai žaidė su kamuoliu. Norėjom pagyvinti dar keitimais, bet to nepavyko, nes išėję žaidėjai turėtų daugiau duoti naudos, bet dėl įvairių priežasčių. Oto sirguliavo, gal dėl to nebuvo pilnas jėgų, taip kad gaila, priekaištų neturiu, vyrams kovojo. Bandėm kovoti iki galo, nepavyko, su Žalgiriu nėra lengva, kada didelę dalį rungtynių žaidė be kamuolio, turėjo daug fizinių jėgų, bet šiuo metu matosi kai kuriems vaikinams to trūksta. Pirmos 15 minučių iki Žalgirio įvarčio atrodė, kad žalgiriečiai užsivedę pasiekti savo teigiamą rezultatą. Jūs buvot pasiruošę tam, kad jie mėgins lipti, įmušti tą įvartį? Ne, tai aišku buvom pasiruošę, nes žinom, kur atvažiavom ir kokie Vilniaus Žalgirio tikslai. Kaip sakau, kas liečia taktinius dalykus, tas pavyko neblogai, tik tais, kaip pasakyti, nežinau, ar priekaištai, ar ta prasme, kokybės stygius, kad su kamuoliu labai nepavyko niekas. Neturėjo šiandien tokio realaus puolėjo, reikia diskvalifikuoti, ar Sopranas pamatyti tik suprantu. Sveikatos šiandien tokios problemos. Koks buvo planas, koks etapoje pagrindinis akcentas, iš kur tikėjotės išspausti? Mes žinom, kad Žalgiris stengiasi atakuoti vidurį, tai bandėm užsidaryti vidurį ir išeiti į kontratakas, nes buvom palikę 3 žmonės, ir Gustas, ir Ochori, ir Kaškevičius, greiti žaidėjai, bandėm žaisti kontratakoje, bet jau prieš tai minėjau, kad su kamuoliu nelabai mums kas pavyko, taip kad sunkiai kamuoliai dėjo iki jų. Tęsiasi ta intensyvi savaitė, šeštadienį Širvintos žaidėte, dabar trečiadienį Vilnius stadionas ir vėl šeštadienis, vėl šeštadienis Širvintos su Gargždų Banga. Tai ar užteks jėgų, ar užteks fizinės ištvermės žaidėjams ir kaip pasiruošę? Ar užteks jėgų, tai galėsim pasakyti po šeštadienio rungtynių, bet viską darysim, kad vaikinai atsigautų kuo greičiau. Aišku, nelengva Banga. Laukia, sakau, sunkios rungtynės tiek Bangai, tiek mums, kiekvienas taškas mums brangus, nes žinom, kokia ta lyga konkurencinga dabar ir kai kurie vaikinam irgi puikiai suprantu, kad atėjus iš pirmos lygos ir į ją lygą ir aukštesnis lygis ir didesnis intensyvumas ir dar kai rungtynės kas 3 dienos, tai tikrai nebus lengva, bet ką daryti, toksai grafikas, ta prasme, nėra čia nei per daug ko verkti, nei teisintis, reikia žiūrėti į priekį ir bandysim atsigaivinti iki šeštadienio. Pabaigai klausimas, man, aš ir rungtynių metu vardėjau, kiek yra Transinvest gretose žaidėjų, kurie žaidė Žalgiryje arba buvę Žalgiryje, žalgirietiškoje sistemoje.
Jūs jau pats esate tas Žalgirio, vadinkime, auklėtinis ir pradėjęs savo karjerą. Ar dar yra kažkokie sentimentai, kažkoks suvirto kažkas širdyje, kai ten pasitikti su Žalgiriu? Įdomus ir sunkus klausimas, ta prasme. Net nežinau, nu, Žalgiris visą laiką, ta prasme, kaip pasakyti, užaugom su tuo Žalgiriu visi. Bet ar šitas Žalgirį galima lyginti su tuo Žalgiriu, nu, ta prasme, sunku man atsakyti į tą klausimą, kur ta Žalgiris buvo, ta prasme, kur bazė buvo, ta visa aplinka tokia, bet Žalgiris ir Žalgiris.